Labas vakaras, Lietuva. Čia penktadienio recepto rubrika. Svečiuojamės Etno dvare pas vyriausiai virėją Ramūną Giraitį. Sveiki, Ramūnai. Sveiki, labas vakaras. Ramūnai, šį vakar gaminsim įdomiai skambantį patiekalą ežiukai. Taip. Kodėl toks pavadinimas? Todėl, kad gaminsime ežiukus su spigliukais iš vaikystės. Taip. Gerai, Ramūnai, ko reikės ežiukų patiekalui? Kokių ingredientų? Na, patiekalas labai paprastas, matot, ingredientų nėra daug. Tai yra miltai, virta ir sumalta bulvė, kiaušinis ir druska. Viską tarpusavį sumaišom ir parodykit, kaip tas gaminimo procesas atrodys. Viskas labai paprasta. Imam miltus. Miltų imam 300 gramų. Tai masiai reikės vieno kiaušinio. Tai visas skystis yra iš kiaušinio. Tada imam druskos. Ir virtas, atvėsintas, sumaltas bulvės. Tik bulvės čia įeina, ne? Jeigu neturim kaip sumalti, taip pat galima sutarkuoti per burokinę trintuvę. Ir iš tos visos masės suminkom tokią kietą tvirtą tešlą. Taip, Ramūnai, tešla paruošta ar neparuošta? Jau paruošta tešla. Dabar ją reiktų pasidėti į šaldytuvą kokiai pusiai valandos arba valandai, kad tešla susistovėtų, subręstų ir būtų pasiruošusi jau tolesniai gamybai. Televizija magiška vieta, valanda laiko tuoj prabėgs. Taip. Laikrodis, Ramūnai, mūsų valandą laiko magiškai prasuko. Taip. Turim subrendusią tešlą ir dabar lieka mums tas pagrindinis darbas pasigaminti ežiukus. Kaip juos gaminti? Kaip pagaminti ežiukus? Būtinai turi būti spigliukai. Jo, tai imam kažkiek trečdalį tešlos, padarom betvarkę virtuvėje, imame miltų. Maisto gaminimas be betvarkės neįsivaizduojamas. Taip. Suformuojam tokį pailgą volelį, tada tešlą susipjaustom mažus gabalėlius. Ir kiekvienas gabalėlis taps ežiuku? Taip. Na, dabar, kur susipjaustė mažus gabalėlius, kiekvienas gabalėlis turi pravažiuoti per šitą trintuvės antrą pusę. Ne kur tarkuojam bulvę, o per antrą pusę. Per vidinę? Per vidinę, taip. Imam tiesiog ir pirštų pagalba, prasukam mūsų ežiuką. Pavoliojam į miltus ir prasukam. Jo, miltų turi būti, kad nepriliptų. Ir taip suformuojam ir padarom ežiuką. Taip. Na ką, paruošiam, pasigaminom, Ramūnai, keliaujam. Taip. Į puodą turim verdantį vandenuką su druska ir... Kokia turi būti vandens temperatūra? Na, tai verdantis 90–100 laipsnių. Ir kiek laiko jie turės virti? Jie, kai iškyla į paviršių, verda kokias 5 minutės. Ir išvirę ragausim. Taip, Ramūnai, išvirę? Taip, ežiukai mūsų pasiruošė jau keliauti į lėkštę. Tai ir bandom juos atvesti į lėkštę. Taip, Ramūnai, su kokiu padažu, pagardu skaniausi būtų šie ežiukai? Na, kadangi dabar dar žiemos metas, tai siūlau pavalgyti sočiau ir su spirgučiais. Galima ir paprastai su grietinė, galima ir su grybų padažu pasidaryti. Na, visi padažai tinka. Ir sūrio kažkoks tai padažas tinka. Tikrai šeimininkių jau toks fantazijai. Toks universalus patiekalas. Na ir šiek tiek dar žalumos, kad būtų greičiau tas pavasaris. Tai ką, mes žiūrovam linkim skanaus, nes patys nekantraujam su Ramūnu paragauti. Taip, Ramūnai? Taip. Skanaus ir gero vakaro.